Sveiki, čia Eižė žinios ir šiandien trumpai apžvelgsime naujienas iš Rytų Azijos regiono. Japonijos ministras pirmininkas Šinzo Abe, skaitydamas pranešimą JAV kongrese, išreiškė užuojautą dėl žuvusiųjų Antrojo pasaulinio karo metu. Tiek kongresas, tiek Pietų Korėja pareiškė nepasitenkinimą, jog premjeras neakcentavo nusikaltimų, kurie vis dar vargina Azijos šalis ir už juos neatsiprašė. Kita vertus, Šinzo Abe kartu su JAV prezidentu Baracku Obama nusprendė stiprinti ekonominius ryšius ir karinį bendradarbiavimą. Masinis protestas buvo suorganizuotas Japonijoje, minint 68-asias konstitucijos metines. Tūkstančiai protestuotojų susirinko Jokohamos mieste, prieštaraujant premjero inicijuotoms konstitucinėms reformoms. Šinzo Abe siekia pakeisti įstatymus susijusius su valstybės apsauga. Visiems gerai žinoma Canon bendrovė pranešė, kad jų pelnas krito 29%. Pasirodo, sumažėjo kamerų paklausa. Canon abejoja, ar pirkimai, bent jau kamerų srityje, padidės. Kinijos valstybės taryba išleido įsakymus didinti darbo vietų skaičių bei skatinti verslo kūrimąsi. Kinijos vyriausybė užsibrėžė tikslą šiais metais sukurti daugiau nei 10 milijonų darbo vietų miestuose bei taip užtikrinti, jog nedarbo lygis neviršytų 4,5%. Penktadienį Pietų Korėjos Duksung moterų universitetas suorganizavo pirmąjį šalyje miego konkursą, norint padidinti sąmoningumą apie miego nepakankamumą besiruošiantiems egzaminams. Pirmosios vietos laimėtojas gavo $50 000, antrosios 30, o trečiajam įteikė pagalvę. Kinijos nacionalinė turizmo valdyba pranešė, jog turizmo agentūrams bei gidams bus leidžiama sudarinėti blogai besielgiančių kinų turistų sąrašus, netinkamai besielgiantis viešoje vietoje, gadinantis tiek privatų, tiek nacionalinį turtą, negerbantis vietinių tradicijų ir kitaip laužantis taisyklės bus įtraukti į juoduosius sąrašus. Šiandien tiek.